Sveiki, gerą dieną. Dar vienas automobiliukas, dar viena Insignia. Pykstat ant Insignijų, pykstat, kai parodau, kad geros padangos, nu tai pradėkit pykt, nes kaina bus 12,5 tūkstančių. Tikrai galite rašyti komentarus, tikrai padeda. Žmonės pastebi ir pamato automobilius. Žiūrėkit, šis turi 3 kameras, fuledinius žibintus, beraktę rakinimo užvedimo sistemą, turi masažus, turi pripučiamas iš šonų sėdynės, ergonominės sėdynės su atmintim, odinis salonas, Bose muzika, užsilenkiantys veidrodėliai. Tai čia tik keletas dalykėlių, ką spėjau išvardinti. Važiuojam toliau. Ledinis skydelis rido 101 tūkstantis. Yra tiufai, yra servizo knygos, yra žymos, kada keisti diržai ir taip toliau. Yra linijos palaikymo asistentas, automatinė parkavimo sistema, parkavimo jutikliai, taip pat yra 3 kameros, jau minėjau. Šildomos ventiliuojamos sėdynės. Ledinis skydelis, head-upas yra, žiūrėkit, head-upas galit keisti, matyti daug dalykėlių, 4 net funkcijos, ženklų atpažinimo sistema, taip pat yra priekinis šildomas stiklas. Kėbulas, variklis, važiuoklė, viskas yra tvarkoje dėlu, 101 ridos, jeigu nematėt, spalva tamsi, metalikas mėlyna, gale šildomos sėdynės. Kėbulas, kaip minėjau, tvarkingas. Neseniai praeita techninė apžiūra. Vokietijoje nedaug pravažiuota po techninės apžiūros. Tai automobilis tikrai tvarkingas, ozonos asistentas. Ir gali būti jūsų, kaip minėjau, už 12,5 tūkstančio su gera arba bloga kredito istorija, išsimokėtinė arba už jūsų pinigus, lizingas, vartojimo paskola, išperkamoji nuoma, kaip jums patinka. Bet nežinau, tie pykėjai, kaip taip galima pavadinti, nu pripažinkit, gera komplektacija, kad ir Insignia. Manau, kad ir patys nesispjaudytumėt su tokia važiuodami.